Kas jūsų gyvenime įvyksta, ko jūs ir nežinote. Taigi, kas vyksta jūsų gyvenime, ko jūs ir nežinote? Ar tai yra būtent jūsų kortų skaitymas? Jūs atpažinsite pagal tai, ką aš dabar jums nupasakosiu, kas jūsų gyvenime vyksta ir tai jūs žinote. Taigi, kas dabar iš tikrųjų jūsų gyvenime vyksta ir jūs tai žinote. Justicija. Ir jeigu jūs atpažinote, reiškia, kad yra jūsų gyvenime kokie tai karminiai labai svarbus įvykiai, susiję galbūt su žmonių teismu, su juridiniais dalykais, dokumentų tvarkymais. Labai svarbus, tai yra jūsų signifikacija, jūs pagalvokite. Tai gali būti be abejo, mes to įvertinsime, kas čia per karminiai tokie įvykiai, apie kuriuos jūs žinot kuo puikiausiai. Karminė korta, reiškia, tai yra labai svarbu, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs tai žinote. Ir tai yra susiję žinokite, su tam tikrais negatyviais dalykais. Antras vyriausias arkanas, tai šitą kortų, man kad čia visi vyriausi arkanai, bet va šitą yra visos kortos. Ir vyriausias arkanas reiškia velnias išeina. Tai yra, sakyčiau, žmogus, kada turi kažkokių tai bėdų, priklausomybių, tarsi apribojimų, kažko tai negero. Ir jūs išsilaisvinat, vyksta kažkokie teisminiai procesai, jūs kaunatės su kokia tai neteisybė iš žmonių pusės, galbūt bendrai gyvenime, reiškia, kažkokie įvykiai susiklosti, kur jums tenka, reiškia, vargti su institucijom, atstatyti, reiškia, kokią tai pusiausvyrą. Taip, tai yra daug kalbų, daug širdies skausmo, 3 kart 2, daug pergyvenimų, gali būti neištikimybės aspektai. Ir tai yra jūsų gyvenimas, jūsų gyvenimo įvykiai. Ir, reiškia, jūs galbūt teisė žmonės, gal vyksta teisminiai procesai, ne tik kad apkalba, bet vyksta ir teisminiai procesai, kur jūs per didelį, reiškia, skausmą savo gyvenimą, išsilaisvinate, sakykime, nuo kokių tai pririšimų, nuo tos būsenos, kur jums buvo negera būti, sakykime. Ir jūs laisvinatės, nors jums yra labai sunku, laisvinatės ir einate į lygiaverčius mainus, galbūt yra kažkokie netgi piniginiai dalykai, dalybos, turto, atlyginimas, sakykime, atlyginimas už žalą. Ir čia rodo, kad jums iš tikrųjų tai yra labai sunki našta, nes žmogui tiesiog, jūs jaučiatės, tarsi neštumėte labai sunkią, deginančią naštą ir tos dalybos, teismai, tie skausmai yra, kad atrodo, kad jūs likote tarsi nuogas be nieko. Arba taip vyksta ir galbūt jūs bijote, kad taip gali atsitikti. Ir tai yra labai, reiškia, susiję su jausminė dalim. Jūs išsivaduojate nuo kokių tai sunkių dalykų, prisirišimų, komforto zonų savo gyvenime, bet ten tam komforte buvo labai daug skausmų. Ir jūs statote meilės rūmus. Norite patekti, reiškia, tą svajonių sodą, išjudėti, reiškia, ant to drakono,
nugalėti, bet mintis neduoda ramybės, galbūt čia dalyvauja ir jauni žmonės, vaikai, ir dar kokie prisirišimai gali būti. Ir jūs matote daugiau praradimus negu galimybės, nors galimybės iš tikrųjų jūsų gyvenime yra. Taigi, štai toksai jūsų gyvenimo procesas, juridiniai reikalai, teisminiai reikalai, dalybos, atsiskyrimai, galbūt išėjimas iš darbo, galbūt išsiskyrimas, šeimos palikimas, reiškia, ir didelis skausmas ir nusiminimas jūsų gyvenime vyksta. Tačiau, kaip ten būtų, kaip ten nebūtų, jūs visą tai, reiškia, kas kitiem neprimtina, yra aukojat vardan meilės. Mylimieji, paskutinį kartą. Jūs tikite, kad jūs išeisite link teisingų pasirinkimo, link norimo ir rasite tai, ko jūs ieškote. Jeigu jūs atpažinote save šitoje situacijoje, ir tolesnis jūsų skaitimas yra, jūs patekote tiesiog į skaitimo tėkmę, srovę, ir visa, kas bus pasakyta, bus apie jūs ir jums. Taigi, kokias dabar jūs kliūtis įveikinėjat? Yra pasveriami visi už ir prieš, teisinga, neteisinga, juoda, balta, gerai, blogai. Ir žiūrime, kokias kliūtis ir problemas jūs dabar įveikinėjate. Pervažiavimas, persikraustimas, pokyčiai gyvenimo, žirgų suvaldymas yra. Ir, reiškia, galbūt tenka daryti didelius savo gyvenime pokyčius. Su kuom toliau man gyventi, kaip man gyventi, kur man pervažiuoti, persikraustyti ir kaip man, reiškia, suvaldyti šitą situaciją, kad būti laimėtojų. Šitose visuose bylose nenukentėjusių, bet laimėtojų. Ir šitas kliūtis ir problemas jūs dabar įveikinėjate. Taip, tai yra susiję vyriausias arkanas su imperatorium. Tai gali būti, reiškia, su vyru klausimai arba su vadovu. Ir jūs judate tarsi link norimo, į džiaugsmingą tokį, reiškia, būseną, į naują gyvenimą. Ir čia vienu žodžiu, kas atrodė taip skausminga, vis dėlto padėtis jūsų yra gera, žinokite. Jūs galite įgyvendinti savo norus, savo svajonės. Ir link tos laimės, reiškia, ir problemas judat, reiškia, tas problemas įveikinėti būtent suvaldant savo gyvenimą. Ir siekiant, reiškia, suvaldyti emocijas, matyti pliusus. Naujos statybos čia yra. 3 monetų, tarsi pataikyti tą taikinį ir būti laimingam, saulė išeina. Vienu žodžiu, kaunatės dėl laimės, sėkmės ir džiaugsmo savo gyvenime. Tiesiog judat į naują etapą. Šneka jums apie tai ir, reiškia, jūs šito ieškot, bet jūsų kely gali būti, reiškia, tam tikrų kliūčių, pavyzdžiui, kaip jeigu jūs ten skyrybų procese, jūsų buvęs vyras, jeigu išeinat iš darbo viršininkas, reiškia, gali trukdyti, gali būti kažkokie pykčiai. Tačiau jūs turite tikrai pakankamai jėgų išeiti į laimingą, sėkmingą būseną ir persikraustyti ten, kur jūs pervažiuot, kur jūs būsit saulė, tiesiog šviesus žmogus šviesoje. Gerai, tai kas jūsų gyvenim dabar vyksta, ko jūs nežinote ir nepastebit. Va čia visą tą jūs žinote. O kogi jūs nepastebit? Žiūrime. Popiežius. Dvasiniai dalykai,
tradicijos, pamokos. Jūs dar galbūt nesuprantate, kokią jūs pamoką turite išmokti šitoj situacijoje. Tai yra susiję tikrai su šeima ir su dvasingumu. Taip, jūs nesuprantate, nepastebite pamokos gal esmės, ką jūs dabar išmoksite, ko jūs moko šitą situaciją. Čia eina vaikai, šeima, lėtas judesys. Kažkas su praeitim susiję, tarsi kartojasi ciklu, dar viena pamoka. Antras raitelis. Taip, tai kasgi čia vyksta? Mintis, lėtas judėjimas kaip stabdymas jūsų gyvenime, tarsi stabdymas ir vidiniai prieštaravimai. Vidiniai prieštaravimai kaip magija. Jeigu moteris žiūri jums, kaip moterį, jeigu vyras žiūrėtų, tai moteris, reiškia, kaip tai gali stabdyti, sakykime, jeigu skyrybiniai procesai. Tačiau bendrai paėmus, vidinė kova vyksta labai netgi keista, dvasiniai dalykai profesiniai srity, nukonkuruot, nugalėt. Konkuravimas vyksta. Ir pasižiūrime. Naujos pradžios yra. Užuomazgos dvi gulbės. Ir jūs galite išeiti į, reiškia, vėl moters žmonos statusą ir stabilizuoti padėtį. Tačiau vyksta vidiniai prieštaravimai, kada jums mintis neduoda ramybės ir atrodo, kad jūs bado, suprantat? Skausmai įvairūs gali jūs. Skausmai gali. Taip pat tuos skausmus jaučia ir, reiškia, tas kitas žmogus, su kuriuo vyksta tas konfliktas. Ir tarsi kiekvienas nori atstovėti savo poziciją. Ir dabar ta, reiškia, pamoka, kuri vyksta, kuris teisus, kuris neteisus yra. Vienas nori rodyti, reiškia, savo poziciją kaip, reiškia, kenčiantysis ir nukentėjęs, o kitas nori tiesiog būti laimingas, naujoj pradžioj stabilizuoti padėtį. Ir išeina dvi jėgos, reiškia, skausmų prisirišimo tarp praeities ir naujos pradžios, du riteriai. Vienas juda iš lėto, kitas į priekį, o kitas tarsi trukdo. Praeitis trukdo išjudėti. Čia, reiškia, ta pamoka susijusi yra, ką tu pasirinksi, reiškia. Ir tarsi, o kuris čia kaltas, o kuris teisus. Ir gali būti vidiniai prieštaravimai, kurie taipogi, reiškia, kaunasi viduj. Nu gerai, dar pasižiūrim. Dabar yra, reiškia, ko jūs nepastebit, kad viskas jūsų gyvenime yra gerai. Jūsų, reiškia, pergyvenimai, kito žmogaus pergyvenimai, kokie tai, reiškia, praeities ir dabarties sąlyčiai,
išbalansuoja būtį, tačiau rodo, kad viskas yra gerai. Reiškia, protėviai, pavyzdžiui, džiaugiasi. Jeigu ten senelis, ar prosenelis, ar netgi amžinatelis, jeigu tėvas yra, jie džiaugiasi, reiškia, jūs kokį tai teisingą dvasinį pasirinkimą padarėt, nežiūrint, kad kitam labai pikta žmogui ir labai skaudu. Bet jeigu jūs mokėsite džiaugtis savo būseną, tai jūs gaunat didžiulės dovanas. Tai yra pamoka tokia, būtent dar kartą vežimas, judėti greičiau, suvaldyti savo gyvenimą, būtent padarant teisingą pasirinkimą. Nebejoti. Ir čia galbūt kažkiek stabdymas buvo todėl, kad tie vaisiai iškart nesubrendo. Buvo ilgai galvojama, daug praėjo, reiškia, laiko, toj būsenoj buvo prateriota, kol jūs ryžotės priimti tuos sprendimus, ir kreiptis į tuos juridinius namus, reiškia, išspręsti klausimus. Taip. Ir dabar jau jūs išsvajojat naują būtį, laivelis išpūtė bures ir juda link to. Tai čia yra pamoka. Ir aukščiausios jėgos čia dalyvauja labai intensyviai ir yra aukščiausių jėgų vedimas. Ir be reikalo jūs sielojotės, kad jūs galbūt klaidą padarėt arba kažką ne taip padarėt. Viskas yra pagal Dievo planą. Eina kalba apie tai. Jūs šito nesuprantat gal? Tai vyksta, ko jūs nežinot ir nepastebėt. Taip. Vertinimas dvasinis ir yra palaikymas. Dabar kokios jėgos veikia jūsų gyvenimą, nors jau čia ir parodė, dabar pažiūrėsim, kokios dar. Taip, transformacija. Transformacija tai yra didžiuliai pokyčiai, kada sena miršta, o nauja tada gali gimti. Jau pabaigos jėgos, pokyčių, mirties jėgos, bendrai netgi ligų energija čia gali būti. Yra sunki energija, sunki jėga, transformacinė, niekur nesidėsite, nes jeigu jūs norit išvykti, kaip sakant, į tą naują kelią, atvertos naujus vartus, be pabaigos nebus naujos pradžios. Faktas. Gerai. Šitos jėgos veikia jūsų gyvenimą. Jūs galite jausti skausmus, pergyvenimus, liūdesį, netektį. Kokią tai netektį labai skausmingai galite jausti išgyventi. Pasižiūrime, kaip ta jėga veikia jūs. Čia vėl reiškia išeina hierofantas. Ir pasirinkimas. Reiškia taip, jums yra atveriamas kelias, kaip nepriklausomam žmogui, pilnatviškam devyni monetų, tai žmogus, kuris turi tą baltą balandį rankose. Ir jis gali pasirinkti, reiškia, fatumas toksai, kaip likimas, iš daugelio vieną pasiūlymų. Čia ateina pabaiga ir atsiranda daug naujų pasiūlymų. Bet jūs turite, reiškia, nepatekti kažkokį iliuzinį būvį. Kada, reiškia, protas ima mintis pult ir jūs tarsi turite atsimušinėti. Kažkokių nematomų pavojų, kaip karas. Vidinė, čia ir iš išorės, reiškia, eina kažkoks negatyvas, ir vidinis karas, kad reiškia, yra ne viskas taip gerai, kaip norėtųsi, ir tada vidinė kova veikia, ir sąstingis, tada žmogus sėdi po pinigų medžiu su šuneliu,
ir laukia, kada tie pinigai subirės į krepšius. Reiškia. Tai bet yra toksai būvis, pabaigos ir naujos pradžios. Ir čia reikia labai daug jėgos įveikti tuos prieštaravimus, kad išeiti į gausą, į laimę ir džiaugsmą. Na, įveikiant, reiškia, tuos tokius kažkokius tai minčių peilius, sakyčiau. Nu, taip užbaigiant, nukertant aukos būseną. Štai taip, išeiti iš aukos būsenos. Reikia pabaigti vieną kartą, būti aukos būsenui. Ir neskaudint savęs, nepergyvent, neleist mintim, reiškia kažką ten įvesti, kažkokią tai netekties būseną, ašaras ir panašiai, kad kažkas negerai ir taip toliau. Tai vat šitos jėgos transformacinės yra skausmingos. Na, į ką jums dabar reikėtų atsiremti, pasižiūrime. Į ką jums reikėtų atsiremti? Na, žvaigždė. Į viltį, svajonę. Kad tai, kas negyva, bus gyva, vienu žodžiu, viską tarsi patikėti tą kelrodę žvaigždę tiesiog. Patikėti savo svajonę. Ir taip pat nuotolinis atitolimas turėtų būti atsiremti į tokį atitolinimą visų šitų reikalų ir į dvasingumą. Pasižiūrim, apie ką čia kalba eina, ką čia atsiremti jums reikia. Yra mylint žmogus jūsų gyvenime, kuris stato kokią tai kaip iliuzinį verslą. Tačiau kažkokius tai rūmus tokius, tačiau čia yra, jūs turit pasižiūrėti, vagis kažkodėl krenta. Pasižiūrim, kas čia būtų. Neapsigaut po tų pasirinkimų, kad nepakliūti kokiam tai, reiškia, tolimųjų plaukiojim kapitonui, generolui nagus. Taip, jūs turit puikią intuiciją. Neįeiti kažkokius, reiškia, čia vyriausia žinia. Pagalvoti, ar verta, reiškia, jums pakartot kažkokias klaidas ir eilinį sykį padaryti neteisingą, reiškia, sprendimą. Čia reikėtų užbaigti jums, sakykime, tokią būseną, kada esate neoficialiuose santykiuose, oficialiai neįteisintam, reiškia, kažkokie yra pasiūlymai, bet jie kaip ir neįvykdomi, neįteisinamam, nebenorima, reiškia, imti tos meilės taurės. Labai kažkas tokio yra, vienu žodžiu, nesitaikstyti su apgaulė. Nepakliūti atverystams į nagus, kad jūsų, reiškia, transformacinė ta būsena, kada jūs judate naują, nepasinaudotų averystė. Ir atsiremti reikia, reiškia, atitolinti daugiau, reiškia, nuotoliniu būdu. Gali būti darbas, bendrystė, pasikliauti savo intuiciją ir gerai apgalvoti savo ėjimus ir be abejo tikėti savo žvaigždę ir laukti to vienintelio. Žmogaus čia ugnies ženklo karalius, kuris gali pasiūlyti sėkmę ir meilę. Yra, reiškia, tokie kaip kažkokie patikrinimai, jūsų intuicija jūsų neapgaus. Ar tai yra
tai, ko aš noriu. Jeigu jūs matot, kad yra kažkokie pilys išstatytos, bet su apgaulės pagrindu, tada santykius užbaigti, darbus užbaigti, jeigu ten darbdavys irgi netesi kažką, bet daugiau čia eina kaip, reiškia, meilės klausimai. Ir vis dėlto, reiškia, rinktis tą, kas siūlo šeimą, kas stato, uždirba pinigus ir panašiai. Į tai reikėtų atsiremti. Nu ir jūs galite būti puikiuose mainuose. Čia žmogus daug tų taurių susistatęs, ieško tai, reiškia, kas yra jam teisingiausia. Kas yra teisingiausia. Dvasingiausia ir teisingiausia. Štai, pasitikėt kelrodė žvaigždė, jinai padės atpažinti, reiškia, na, sakykime, klyskelį tam. Na, tai, kas gali, reiškia, jūs suklaidinti. Tai štai taip dabar reikėtų tai atsiremti į tokį atsigavimą, išlaukimą, darbą per atstumą, neskubėjimą, tikėjimą ir turėti vilčių, kad, na, mano gyvenime dar bus šventė, aš neskubu ir sulaukiu tai, ką man lemia žvaigždė ir kokią dovanas paruošia aukščiausios jėgos. Taip, nu gerai, tai jau kokią jums reikėtų auką paaukoti, dabar pasižiūrime. Kokią auką jums reikės paaukoti. Nu, vat, saulė. Pasikliaut žvaigždę savo kelrodę, o, reiškia, ego savo reikės paaukoti. Reikės galbūt kažkokį tai komfortą paaukoti, tam tikrą sukurtą gerbuvį, galbūt garbę teks paaukoti, šeimą galbūt teks paaukoti, netgi, nu, čia paaukoti saulę tai yra daug auka. Pasižiūrim, gal ne apie tai kalba eina, pasižiūrėsim, ką pasakys kortos. Tai būtent pakaroklis išeina paaukoti, auka meiliai. Čia yra, reiškia, daug praradimų žmogus, daug ašarų išliejęs, daug pergyvenimų, labai nusiminęs. Ir čia galimybės duodamas, toj pasižiūrim. Tarsi pajudėti naują gyvenimą, kurti naują gyvenimą. Ir čia rodo, kad vis dėlto žmogus turi, nu, tarsi šeimą, šeimininį laimę arba kokią karjerą paaukoti, išeiti, reiškia, per seferot medį, per gyvenimą medį, savo gyvenimą, išjudėti, reiškia, į atsiskyrėlį, į išmintį, tarsi susiveržti diržus ir pamatyti, nu, užbaigti, reiškia, būti auka, užbaigti tą naštą nešti, užbaigti kažkokias veidmainystės, nusimti kaukės ir melus, reiškia, ir suvaldyti situaciją. Ir daugiau niekad nebesikauti, reiškia, na, neįsivelti kažkokius mūšius tiesiog, o dirbti, konfliktus neįsivelti, dirbti įveikiant, na, širdies skausmą, trikampius, nusivylimą, nu, būtent praeiti tą transformaciją. Ta transformacija vis dėlto yra labai skaudi, kaip iš tikrųjų kažkokios labai rimtos, svarbios padėties praradimas, kas sužeidžia žmogui širdį.
Tačiau, jūs jau pavargot. Toj kovoj dalyvauti, pergyventi ir jau atsiduoda tai žvaigždai, tegu jinai ir veda. Reiškia, o Saulė irgi yra žvaigždė. Štai taip, praradimai kokie. Auka yra labai didelė. Tiesą sakant, labai didelė. Ir, kokias tada gausite dovanas ir apdovanojimus, kai įveiksite kliūtis. Magas tai dovana, kai žmogus gali gauti viską, ką nori, tarsi atėjo idėja ir įgyvendino. Kaip profesionalas, vedlys, lyderis, galite gauti ypatingą jėgą įgyvendinti savo norus, tarsi įsileisti stebuklus į savo gyvenimą ir galbūt net maginės jėgas tam tikras galite gauti, būtent kai būna labai skausmingi dalykai, žmonėms atsiveria tam tikros jėgos. Pasižiūrim, kokios čia dovanos bus. Tai yra pinigų jums bus gyvenime, uždirbsite. Jūs išeisite, reiškia, į monetų karalienės poziciją. Tai yra žmona, mama, stabili būsite, turtinga moteris su kardų karalium. Protinga, turtinga moteris šalia jūsų bus. Jūs, reiškia, taip, įeisit į balansą. Protas, materija susibalansuos, jūs galėsite proto pagalba materializuoti dalykus, išlaikyti tam tikrą balansą, nes čia pusiausvyra yra tokios dovanos. Ir, yra meilė iš tikrųjų. Kai būsit balansė, jūsų gyvenime ateina meilė. Jūs sutiksite, gausite tą potencialą, sakykime, mylimą žmogų, naują pradžią, arba kažkokį tai kūrybinį potencialą kaip hobį, kur jūs galite, to dėka reiškia būti laimingas. Žmogus, turintis tiesiog tokį stiprią mentalinę jėgą įveikti, sakykime, karminės užduotis ir pastatyti naują gyvenimą. Tai, ką moka geriausiai. Ir tai eis per maldą ir dvasingumą. Kaip atoms, kaip likimas. Jums yra toks likimas numatytas. Taip, kągi, dovanas didžiulis iš tikrųjų. Ir pasižiūrime, ką norėtų patarti jums orakulai, tiksliau aukščiausios jėgos per taro. Jums nori perduoti, patarti, kad jūs esate imperatorė, pilnatviška žmogus, visapusiškas, gražus, patrauklus, energingas. Venero ženklą štai turite, rankose laikote. Ir patarimas yra tas, kad nėra jums ko pergyventi. Jūsų laukia puikia ateitis šiame gyvenime, šio žemėje. Ir konkrečiau, dar kartą imperatorė. Jūs turėsite dvigubą imperatorę, tai rodo, kad išeisite į gausą, į turtus, į biznį, į moterystę. Suvaldysite situaciją. Vienu žodžiu, pastatysite tokius rūmus, apie ką jūs svajojate. Iš tikrųjų, jūsų gyvenimą ateina karalius, galingas žmogus, kuris jūs padarys laimingą.
Ir visos tos baimės, kur jūsų gyvenime buvo, sakykime, pasibaigs. Pasibaigs. Taip ir 10 kartų, kaip aš ir sakau. Ko jūsgi bijote? Jums nėra ko bijoti, jūsų laukia meilė, laimė, šeima, džiaugsmas. Vienu žodžiu, absoliučiai nėra ko pergyventi. Nors tai yra tiesiog pamoka, skausminga, transformacinė, kad išvestų link žvaigždžių. Ir, reiškia, turėsite savo egoistinius dalykus, kažkokius ambicijas palaidoti, kad galų gale jūs taptumėt savo gyvenimą magu, profesionalu. Ir tam jūs turit visą potencialą, kad būt laiminga. Ir laiminga moterim, ir laimingu žmogum. Štai, kas vyksta jūsų gyvenime, ko jūs nežinote. Ir linkiu sėkmės. Iš tikrųjų, judesys yra sudėtingas, transformacinis, tačiau dovanos yra didelės. Taigi pirmin link dovanų, sėkmingai praeit pamokas, Karmenės. Su jumis buvo Kandelarija, iki sekančių kartų. Ir esu dėkinga jums už atsiliepimus, prenumeratas, už kavos puodelius, už pavaišinimą, netgi kanalo paremimą. Taigi laukite iš manęs siurprizų, mėlieji. O šiaip sakau, iki pasimatymų.